jeigu turi šunį ir jo prigimtis yra ten kokios kaliko medžioti, vastinėtis ar kažkas tai, ne? Tų stipriųjų šunų, stafai, jie patinka kovoti, jiem tokie kovingumas yra, tai įsikasti kokį ten pelę, pasitaškyti, kokie jėgos sportai ar dar kažkokios tokios iškrovos. Ir kartu aš žaidžiu su šuniu, per tai aš kuriu ryšį su juo, pradedu kurti taisyklės, kaip mes žaidžiam ir per žaidimą labai suartėju su šuniu, jiems labai patinka ir jeigu aš aiškias taisyklės ten dėlioju, tai aš ką sukuriu, aš sukuriu labai gerą, kaip sakau, ryšį su šuniu, antras aš galiu išmokyti naujų dalykų, atsisėsk ir dabar bėk atnešk, kaip pavyzdys, susivaldymo, kad susivaldyk, nebėk paskui tą kamuolį iš karto, turi išlaukti ir tada galėsi bėgti. Lygiai tas pats išlauk galėsi bėgti pazuikį, negalėsi bėgti pazuikį, bet susivaldyk, ne tai, kad nubėgti tenais 200 metrų ir tada mąstyk. Tai vat per žaidimo prizmę aš iškraunu šunį ir jeigu aš tos dar einant dar giliau į šuns prigimtį instinktus, jeigu aš duodu jam gerai pasitaškyti, pakovoti, jisai toks įsikrauna, liežuvis ant šono, tenais taisyklių, kaip sakau, integravau kažką tai sukūriau, mentaliai šuo įsikrauna, fiziškai ir dar tie instinktyvūs poreikiai pasitenkina. Tada poreikis medžioti zuikių dar kažko pradeda mažėti. Nes jeigu aš prigimties šuns nepatenkinu, sakau, va, Netflix'ą žiūrėsiu visą dieną tenais namie ir tiek žinių, va, šuniui va, toks gyvenimas. Atrodo, mes žmonės, kad šuo turi žmogišką gyvenimą gyventi ir nebe sušuninam šunų kažkodėl tai. Ir kai jisai gauna savo poreikius patenkinti, tada mažiau problemėlė atsiranda. Jo.